Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 127 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie interfeisą iDisposable. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jūs jau žinote, kad pas mus yra finalizatorius, naudojant kurį mes galim atlaisvinti unmanaged resursus. Bet lygiai taip pat yra ir iDisposable interface'as, naudojant kurį mes galim implementuoti metodą dispose ir naudojant tą metodą jau atlaisvinti resursus. Ir dažniausiai vietoj finalizatoriaus yra naudojamas iDisposable metodas. Ir dažniausiai vietoj finalizatoriaus yra naudojamas iDisposable interface'as. Pažiūrėsime, kaip tai atrodo. Mes implementuojame disposable interface'ą ir čia pas mus ateina dispose metodas. Dabar pažiūrėsime, kaip jis veikia. Tai mes dabar lygiai taip pat kaip ir praeitą kartą sukursim naują metodą, viduj to metodo mes sukursim test objektą, iškviesime tą metodą ir po to iškviesime gc.collect metodą, tam, kad atlaisvinti tą objektą. Ir dabar jūs matote, kad pas mus buvo iškviestas konstruktorius ir taip pat buvo iškviestas finalizatorius. Bet dispose metodas taip ir nebuvo iškviestas. O viskas yra dėl to, kad mes turim kviesti tą metodą akivaizdžiai. Mes kol kas parašysime taip, tai neteisingas būdas, bet parodysiu, kaip jis veikia. Ir dabar mes tikrai iškvietėm dispose metodą ir po to buvo iškviestas pas mus finalizatorius. Bet jeigu pas mus įvyks kažkokia klaida, tai dispose metodas nebus iškviestas, mes negalėsime atlaisvinti resursų. Tarkim, mesim kažkokį exception. Ir dabar, kaip jūs matote, buvo iškviestas konstruktorius ir įvyko pas mus eroras. Ir iDisposable taip ir nebuvo iškviestas. Tai buvo sugalvotas blokas using, naudojant kurį mes ir galim iškviesti dispose metodą. Tai čia viduj using mes turime nurodyti tipą, kuris implementuoja iDisposable. Jeigu tipas neimplementuoja disposable, viduj usingo mes jo parašyti negalėsime. Tai jeigu mes sukursime tipą without dispose ir užvesime čia pelytę, tai mes matome, kad tai vyksta eroras, kuris sako, kad jis neimplementuoja iDisposable. Tai using bloką mes galim naudoti tik su tais tipais, kurie implementuoja iDisposable. Ir dabar, kaip ir prieš tai, mesim exception. Paleidus kodą dabar, mes matome, kad buvo iškviestas konstruktorius, mes lygiai taip pat gavome erorą, bet pas mus buvo iškviestas ir dispose metodas, kuris atlaisvino visus resursus. Tai using blokas leidžia mums atlaisvinti resursus, net jei ir įvyksta kažkoks eroras. Mes truputį vėliau išsiaiškinsime, kaip veikia tas using blokas ir suprasime, kaip veikia tas dispose kvietimas, net jei ir įvyksta kažkoks eroras pas mus. O dabar pakalbėsime apie tai, kaip parašyti tipą, kuriame vienu metu bus naudojamas ir finalizatorius, ir iDisposable interface'as. Tai mes čia galim sukurti private lauką disposed, kuris nurodys, ar mūsų objektas jau buvo atlaisvintas, ar dar nebuvo atlaisvintas. Toliau mes sukursime virtual disposable metodą, tam, kad ir vaikinis tipas galėtų iškviesti tą bazinį dispose metodą. Iš išorės tas metodas nebus kviečiamas, dėl to jis ir yra pas mus protect. Ir čia į tą dispose metodą mes nurodome, ar tas objektas yra disposinamas, ar yra kviečiamas finalizatorius. Ir priklausomai nuo to mes padarysime arba vieną dalyką, arba kitą dalyką. Tai viduj finalizatoriaus mes tiesiog iškviesime dispose metodą, nurodysime, kad pas mus yra kviečiamas finalizatorius ir iškviesime dispose metodą su false argumentu. O čia, jeigu pas mus bus kviečiamas dispose, mes nurodome, kad buvo iškviestas dispose metodas, perdam į dispose metodą true, sakome, kad mes paleidžiam tą kodą naudojant disposing metodą, o ne per finalizatorių. Ir naudojant gc suppress finalize, mes nurodome, kad finalizatorius tam objektui neturi būti kviečiamas, nes mes jau atlaisvinsim visus resursus per disposable interface'ą. Ir viduj to dispose metodo mes turim patikrinti, ar resursai jau buvo atlaisvinti. Tai jeigu resursai dar nebuvo atlaisvinti, mes galim tos resursus atlaisvinti. Tai jeigu tas metodas yra kviečiamas per finalizatorių, mes nurodome, kad atlaisvinam resursus, kuriuos mes valdome dabar, rankiniu būdu. Čia galim parašyti tą atlaisvinimą, kaip jis pas mus turi būti vykdomas. Ir toliau galime nurodyti, kaip bus atlaisvinami unmanaged resursai. Ir toliau mes nurodome, kad čia pas mus bus vėliavėlė true. Tai reiškia, kad visi resursai, kurie priklauso tam objektui, buvo atlaisvinti ir jau daugiau į tą ifą mes įeiti neturėsime, jei jis bus iškviestas kažkokiu kitokiu būdu. Pažiūrėsime, kaip dabar veiks mūsų kodas. Galim tą exceptioną jau panaikinti ir paleisim kodą. Ir dabar jūs matote, kad pas mus buvo iškviestas konstruktorius, mes iškvietėm dispose metodą ir atlaisvinom kaip managed resursus, taip ir unmanaged resursus iš karto. Bet jeigu pas mus nebus to usingo, jeigu mes parašysime kodą taip ir paleisim jį, tai mes iškviesime vietoj dispose metodo tik finalizatorių
dispose metodas nebus iškvestas, bet mes iškveisime kitą dispose metodą, kurį mes patys parašėme, kuris neateina iš iDisposable ir atlaisvinsim unmanaged resursus. Bet pats paprasčiausias būdas tai nerašyti finalizatoriaus, o pritaikyti tik iDisposable interface. Ir dar vienas būdas, kaip parašyti using metodą. Ir jeigu mes parašysime taip using, tai reiškia, kad disposable metodas turi būti iškvestas, kai mes išeisime už matomumo ribų. Tai kai kodas prieis prie to skliausto ir bus iškvestas dispose metodas. Ir kaip jūs matote, dispose buvo iškvestas, irgi jeigu mes parašysime tiesiog using. Bet tą dalyką reikia daryti truputį atsargiau. Jeigu mes parašysime tokį kodą, tai mes iš pradžių sukursime streamwriterį, naudojant kurį parašysime tekstą į mūsų failą, ir po to sukursime streamreaderį, naudojant kurį norėsime nuskaityti tekstą iš to failo. Ir jeigu mes tokį kodą paleisime, mes gausime errorą. Nes pas mus streamas, kuris rašo kodą į tą failą, dar nebuvo uždarytas. Ir mes bandome sukurti naują streamą, kuris skaitys iš to pačio failo. Ir pas mus įvyksta eroras, kuris nurodo, kad mes negalim pasiekti to failo. Bet jeigu čia pas mus bus naudojamas blokas, tai dabar tokios problemos jau nebus. Nes kai mes prieisime prie galo, tai mes čia uždarysime tą failą ir po to atidarysime tą failą iš naujo jau tam, kad skaityti, o ne tam, kad rašyti. Arba galim parašyti dar tai tokiu būdu. Bet man toks būdas patinka mažiau nei būdas, kuris buvo pas mus prieš tai. Kai mes prieiname prie skliausto, tas usingas mato, kad mes išėjome iš matomumo ribų ir turime iškviesti dispose. Kviečiam dispose, uždarome failą ir tada galim atidaryti failą iš naujo. Ir beveik visi tipai, kurie dirba su kažkokiais sujungimais, tarkim prisijungimas prie dombazės, srautas, kuris rašo arba skaito iš failo ir daug kitų tipų, implementuoja iDisposable interface, naudojant kurį mes galim arba uždaryti connectioną, arba uždaryti kažkokį failą, arba kažkaip kitaip atlaisvinti unmanaged resursus. Ir daug geriau, kai mes tai darome naudojant using bloką, o ne tada, kai tai padaro garbage collectorius kviečiant finalizatorių. Pažiūrėsime, tarkim, kaip atrodo dispose metodas viduj file stream tipo. Ir čia jūs matote kodą, kuris pas mus buvo prieš tai. Tai mes iš finalizatorius kviečiam dispose metodą ir perdam ten false. Ir čia dar viduj yra try finally blokas, naudojant kurį mes ir galim atlaisvinti nereikalingus mums resursus. Ir čia, kaip matote, yra perkrautas dispose metodas iš bazinės klasės. Tai dispose, kuris pas mus ateina iš interface'o, yra kviečiamas bazinėje klasėje. Ir tada iš pradžių suveiks dispose iš vaikinės klasės ir po to mes iškviesime dispose bazinės klasės ir ten padarysime visus kitus veiksmus. Tai dabar jūs žinote, kas yra disposable interface'as, kas yra dispose metodas ir ko jis skiriasi nuo finalizatoriaus. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.